Kaip uždirbti žmonių meilės kofeinui? Kas atšaukinėja bookingus? Kaip iš 10 000 eurų užsikalti 89 000? Kokia nebloga įmonė šiandien kainuoja trečdaliu pigiau nei IPO dieną? Kaip iš kovos furgonėlių įsukti milijardinį verslą? Paieškokime atsakymų į visus šios klausimus kartu. Dvi pastarosios savaitės investavimo mėgėjams buvo išties gan spalvingos. Rinkos tai krito, tai atšokinėjo viršun kaip valerijono padauginęs katinas. Žodžiu, net patyrę investuotojai neblogai paprakaitavo, bandydami susigaudyti situaciją. Naujo hot stoko pagalba. Būtent tai pastaruoju metu vadinama Celsius Holding kompanija. Tai bene sparčiausiai auganti energetinių gėrimų gamintoja. Pripažink, juk tikrai manai, kad šis titulas priklauso Red Bulliui. Ogi ne, anas nors ir užima 35% visos energizerių rinkos, suteikia sparnus tik vartotojams. Mums investuotojams jis nelašo kofeino rūpėti neturėtų, nes ir toliau sėkmingai išlieka privačiai valdomų verslų. Bet grįžkime prie Celsius, tik ne prie to, kuris su Fahrenheitu konkuruoja, o prie kompanijos su tikeriu CELH. Jos akcijos šiuo metu yra gan atšalusios. Nuo metų pradžios jų kainos sumažėjo kone trečdaliu ir dabar svyruoja ties $38 už vienetą. Sakyčiau, puikiai proga pasibūstinti savo investicinius portfelius. Aš tai tikrai vietoj tonizuojančio gėralo skardinės verčiau įsimesiu keletą Celsius akcijų į savo pirkinių krepšelį. Kodėl? Here goes the answer. Per 5 paskutinius metus bendrovės akcijos pabrango 2526% arba vidutiniškai po 92% kasmet. Jei būčiau sugalvojęs investuoti ją 1000 eurų 2019 metais, šiuo metu turėčiau jau 26 260 eurų savo sąstoje. Vartokime energetinius atsargiai, o darydami prognozes būkime konservatyvesni. Net jei per ateinančius 5 metus kompanijos augimas sumažėtų perpus iki 46% kasmet, investavęs dabar tą pačią štuką vis tiek uždirbtum 6634 eurus. Tikėtis, kad liaudis nustos vartoti taurino pilnus gėrimus būtų tikrai naivu. Na, o analitikai skaičiuoja, kad iki 2026 pasaulinė energetinių gėrimų rinka sieks net $86 milijardus. Jiems antrina ir tokie investicinio pasaulio grandai kaip UBS ar TD Cowen, nuolat priskirdami Celsiui buy reitingą. Bet kas mes tokie, kad nepaisytume šių autoritetų? Jei tavo nuomonė nesutampa su minėtų vyrukų pozicija, pagrįsk ją komentaruose. Jei mąstai analogiškai, energizuok mūsų video spausdamas patiktuką mygtuką. Mums tai tikrai suteikia, jei nesparnus, tai bent jau žinojimą, kad esame tau naudingi. Šiuo metu naudos galima išpešti ir iš kitos nealkoholinių gėrimų gamintojos. Užuomina kompanijos tikeris MNST. Kas pirmiausia šauna į galvą? Jei Minnesota, gal verčiau apsilankyk kokiame geografijos mylėtojų būrelėje. Jei Monster Beverage įmonė, sveikinu, tu mūsų klientas. Šiuo metu Monstro akcijų gali įsigyti visai papigiai. Po antrojo ketvirčio rezultatų paskelbimo jos akimirksniu atpigo 10%. Lūkesčių nepateisinusios apyvartos apimtis, nepakankamas pelnas, o kur dar kompanijos ketinimas kelti kainas. Rezultatas iššovė it kamštis iš butelio. Šiuo metu vienas monstriukas kainuoja $46. Dar sausio 1 dieną jis tave būtų nuskausminęs monstriškais 58 baksais už vienetą. Būkime optimistais, darykime prielaidą, kad įmonė augs ir toliau vidutiniškai po 11% kasmet, kaip ji tai darydavo iki šiol. Taigi paaukojame 1000 eurų, superkime Monster akcijas dabartinėmis kainomis ir po 5 metų galime tikėtis 1685 eurų savo sąstoje. Žymiai kukliau nei Celsius atveju. Pastebėjai? O štai kitose lenktynėse Monster užtikrintai laimi. Ar žinai, kad jų produktai turi žymiai daugiau kofeino nei teisėtai leidžiama gaiviesiems gėrimams? Taip yra todėl, kad bendrovės sugalvojo savo energetiką klasifikuoti ne kaip gėrimą, o kaip priedą. Na, tipo geri Monstrą, bet sakai, kad vartoji maisto papildą. Very smart. Su cukrumi ten išvis atskira istorija. 2 skardinės šio energetinio skysčio prilygsta 26 arbatiniams šaukšteliams cukraus. Tikra diabetiška investicinė koma. Na, o tu, jei negali apsispręsti, kas tau patinka labiau – zero sugar ar gliukozės prisotinti gėrimai, akcijos ar ETF-ai, augimo ar vertės investavimas, užsuk į puslapį pociūnas.lt. Aš ir mano komandos nariai nesame mitybos specialistai. Užtat investavimo, biudžetavimo ar taupimo srityse galima atsakyti visus tau rūpimus klausimus. Tai rodo ir daugybę patenkintų klientų atsiliepimų, kuriuos gali rasti paspaudęs nuorodą po šio vaizdo įrašu. Jei norėtum įsitikinti to pats, te turi užsiregistruoti į konsultaciją. Nuorodas, kai visą laiką rasi šio video aprašymą. Jei visgi nuspręsi, kad energetiniai gėrimai ne tau, prašau, turiu investavimo idėją ir kavamanams. Beje, ko išgeri daugiau – kavos ar energetinių gėrimų? Tavo išpažinties apie žalingus pomėgius laukiu komentaruose. O pats skubu grįžti prie kavos klausimų. Apie Starbucksą jau kalbėjome praeitame pinigų pulse. Jei dar nesi jo matęs, skubėk taisyti situaciją ir pasižiūrėk praeitą pinigų pulso epizodą. O šį kartą siūlau atkreipti dėmesį į tiesioginį Starbucksų konkurentą Deutsche Bros kavos tinklą. Jo kavos pupelės, tai yra akcijos per vieną dieną neteko net 20% savo vertės.
kažkas neblogai pasiskrudino. Iš kitos pusės, ar dažnai surasi gerą kompaniją, kurios aktyvai mūsų dienomis pardavinėjami pigiau nei IPO laikais? Tiesa, nuo Deutsche Bros pirminio viešojo platinimo nutekėjo netiek jau daug kavos. Tai yra vandens. Ar laiko? Na, nesvarbu. 2021-aisiais įmonės akcijos kainavo 44 pinigus, o šio video filmavimo dieną jos vertos mažiau nei 30 baksų. Galbūt tai puikiai proga prisikrauti į savo kavavirę greitai augančios įmonės akcijų, o dėl augimo masto abejonių kilti kaip ir neturėtų. Ši bendrovė, kaip sako jau pats pavadinimas, buvo įkurta 1992 metais dviejų brolių. Ir prasidėjo viskas nuo to, jog vienas brolis turėjo ilgai ir nuobodžiai įtikinėti kitą savo tėvų vaiką, jog paprastas kavos furgonėlis gali tapti puikiu bizniu. Ot ir tapo. Šiandien įmonės kapitalizacija viršė $3 milijardus, o jų kavinių galima aptikti praktiškai kiekvienoje JAV valstijoje. Dauguma analitikų, kaip antai Barclays, laiko nustatę bendrovės target price'ą ties $40. Primenu, kad dabar viena akcija te kainuoja 29 baksus, taip kad pasidaryk išvadas pats. Kompanijos ketvirčio rezultatai irgi gan dekofinuoti, tai yra neblogi. Jei susigundi įsigyti keletą jos akcijų, įmonės tikeris BROS. Jau, bro. Beje, su juo siejasi ir vienas šmaikštus faktas. Deutsche Bros darbuotojai vadinami ne baristomis, o broistais. O žinai, kaip vadinamas jų espresso be kofeino? Depreso. Jokai jokais, bet ar pastebėjai, kad nei viena iš šiandien apkalbamų įmonių nemoka dividendų? Matomai kofeinas brangus malonumas. Gan brangiai ir atrodo ir kitos bendrovės tikeris. Cost. Girdėjai apie tokią? Costco Wholesale Corporation, Amerikos mažmeninės prekybos tinklas, savo produkciją pardavinėjantis milžiniškose sandėliuose. Beje, gan milžiniškai atrodo ir kompanijos akcijų kaina – maždaug $854 už vienetą. Už tiek ir į Turkiją galima nuskristi į kokį pigesnį viešbutį ir ne sezono metu, ir dviese. O va, dividentinis įmonės pajamingumas visiškai liliputiškas, viso labo 0,5%. Tai kodėl mes kalbame apie šią kompaniją? Ogi todėl, kad Costco visam pasaulyje įrodo, jog norint būti sėkmingų verslų, nebūtina priklausyti IT ar dirbtinio intelekto sektoriui. Ši įmonė per pastarąjį dešimtmetį savo akcininkus pradžiugino net 756% siekiančią investicinę grąžą. Nasdaq'as ar S&P 500 indeksai nervingai rūko pasislėpę kampe su savo nei iš tolo neprilygstančiais prieaugio rezultatais. Tiesa, Costco PE reitingas, tai yra pelno ir kainos santykis, irgi skraido padebesiais. Jis siekia net 50. Kai kurie ekspertai sako, kad it's too late to apologize. Perfrazuoju. Pirkti Costco akcijas jau yra per vėlu. Aš jums atsakysiu paprastos matematikos pagalba. Jei įmonė išlaikys panašius augimo tempus apie 24% per metus, o mes ją investuosime 1000, ai ką mes čia smulkiname su tuo 1000, paimkime 10 000 baksų, taigi išleidę tokią sumą, po 5 metų savo kišenėse turėsime jau $29 000, o po 10 metų net 85 000 šlamančiųjų. Tai lieka išspręsti paskutinį rebusą. Ar tikrai ateitis atneš panašius augimo rezultatus? Na, o kalbant apie ateitį, panašu, jog žmonės vis inertingiau laukia, kad Fedas pagaliau nukirptų palūkanų normas. Kai kurių analitikų manimų tik tai gali apsaugoti rinkas nuo griūties. O štai Jamie Dimon, didžiausio pasaulio banko JP Morgan Chase CEO, vis tiek šventai tiki, kad marketų laukia brisaus galas. Na, suprask, tai yra recesija. Beje, šio banko kapitalizacija tik vargani $600 milijardai. Maždaug tiek vertos dvi Coca-Cola korporacijos ar metinis Argentinos BVP. Tai gal visgi vyruko vadovaujančio tokiam pinigų maišui kalbos ne iš piršto laužtos? Tuo tarpu didžiausia jūrų transportavimo kompanija Maersk sako, kad recesijos nematysime kaip savo ausų be veidrodžio, nes norinčių transportuoti prekes jūrą visai nemažėja. Tai kur ta tiesa ir kuogi tikėti? JP Morganu ar Maersku? Na, o man labai įdomu, kokiosgi yra tavo prognozės, kas mūsų laukia artimiausioje ateityje. Savo įžvalgomis gali pasidalinti kaip visada, močiučių paskolų skiltyje, atsiprašau, komentaruose. Itin daug apkalbų pastarosiomis dienomis sulaukė viena iš didžiausių kelionių įmonių pasaulyje – Bookingas. Jei mėgsti keliauti, ši kompanija tau gali pasiūlyti virš 28 milijonų apgyvendinimų variantų 227 šalise ir kitose teritorijose. Jei mėgsti investuoti, ši įmonė irgi nusipelno vietos tavo portfelį. Jos tikeris BKNG. Vidutinė metinė grąža 11%, o pastarųjų dienų nuopelnai dar įspūdingesni. Šliop ir griūnam nuo $4000 kainos iki 3200 baksų ribos. Matomai kažkas tikrai persistengė su rezervacijų atšaukimu. Beje, geresniais rezultatais negali pasigirti ir kita sektoriaus senbuvė – Airbnb. Apie ją plačiau kalbėsiu kitoje pinigų pulso laidoje. Na, o Bookingo vadovas tvirtina, kad viskas čiki-piki. Kompanijos apyvarta auga, pelnas juda panašia linkme ir šiaip tai jis in general viskuo patenkintas. Gaila, kad to paties negali pasakyti investuotojai. Per gan trumpą laiką praradė 20% savo rezervuotų kambarių, tai yra akcijų vertės.
O štai tu gali užsidirbti iš šio laikino kompanijos letargo. Tradiciškai investavęs $1000 ir tikėdamasis identiškos augimo sėkmės, po 5 metų turėsi jau $1685. Liukso kambario geriausiuose pasaulio viešbučiuose už tokius pinigus gal ir neužsisakysi, bet uždarbis vis tiek neblogas. Jei visgi tau patinka prabangus gyvenimas ir liuksiniai viešbučiai, turi užsibukinti vietą finansinės laisvės apartamentuose. Šiuo atveju bookingo programėlė tau tikrai nepagelbės, o Freedom24 brokeris praversti tikrai gali. Pats asmeniškai savo kelionių rezervacijas, šiuo atveju prekybą akcijomis, ETF-ais ir kitais finansiniais instrumentais patikiu būtent jiems. Jų platformos pagalba galiu lengvai ir greitai apkeliauti 15 pagrindinių JAV, Europos ir Azijos biržų. Visų tuo gali įsitikinti pats atsidarydamas sąskaitą šioje platformoje. Žinoma, jeigu tokios vis dar neturi. Nuorodas kaip visą laiką rasi šio video aprašyme. O prieš atsisveikinant norėčiau priminti, kad šiandien, rugpjūčio 18 dieną, Amerikoje švenčiama investuotojų bendruomeniai itin aktuali diena. Kas per šventę? Nacionalinė Never Give Up Day arba niekada nepasiduok diena. Jei esi patyręs nesėkmingų investicijų skonį, ne bėda, visi mes kad nors esame praradę pinigų. Kas daugiau, kas mažiau, na o kas labai daug. Tačiau investavime kaip ir gyvenime, svarbiausia nepasiduoti ir mokytis iš savo klaidų. Mūsų kanalo užduotis padaryti taip, kad tokių kliurkų tavo investicinėje kelionėje pasitaikytų vis mažiau ir mažiau. O tai pasiekti įmanoma tik nuolat gilinant savo žinias finansų ir investicijų srityse. Ta ir gausi, jei žiūrėsi sekančias pinigų pulso laidas. Nepražiopsok jų ir spausk subscribe mygtuką. O aš niekada nepasiduosiu tvirtinamas, kad tavo laikas tau nieko nekainuoja. Tad paspausk ir jį ir pasimatome kitose pinigų pulso epizoduose. Iki!